Trečia dalis, einam į pabaigą. Tai yra svarbus reikalai, kurie reikalauja nesibaigiančio rūpesčio. Kitaip sakant, tai yra begalinės problemas. Ir čia jau aišku, čia ne ta vieta, kur mes galim, rankos pakelimu įspręsti problemas. Tai reikalauja irgi dažnai tokio ilgo, kruopštaus, į dešimtmečius orientuoto darbo. Na, žiūrėkit. 18 punktas. Tolygesnis žmogiško, ekonominio ir kultūrinio potencialo paskirstimas tarp periferijos ir centro. Vidinės emigracijos poreikio mažinimas. Suprantat, šalia emigracijos į užsienius yra ir vidinė emigracija. Lietuva virsta į miestą valstybę. Irgi tai yra labai blogas reiškinys, vat kaip Latvija, pavyzdžiui. Yra Ryga, ir viskas. Ir beveik pusė Rygos, tai yra pusė gyventojų gyvena vienam mieste. Tai Lietuvoje buvo gera situacija, Klaipėda, Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, vis tiek yra tas potencialas buvo paskirstis, dabar procesas toks, kad viskas traukėsi į Vilnių. Ir tai yra negeras reiškinys valstybės mastu ir jį reikėtų stabdyti. Stabdyti galima, vėl čia mes nieko naujo nesugalvosim, pasaulis yra tos dalykus daręs, tarp kitko, Brazilija savo metu, ten yra Rio de Žaneiras ir San Paulo, du tokie dideli miestai, jie pastatė sostinę, taip ir pavadino Braziliją. Kad nebūtų vieno miesto tokio viską sutraukiančio. Australijoje tas pats yra padaryta. Kazachstanas tą patį padarė, pasistatė sostinę visiškai naują miestą ir taip toliau. Čia nieko naujo. Tai kartais apskritai yra statomas net specialus miestas, kad, sakykime, nebūtų traukiama ten į Kauną ir Vilnių viskas, ar ne? Bet mes tokių radikalių dalykų nesiūlom, bet štai kokie gali būti instrumentai. Ir jie yra naudojami, kur čia nieko naujo mes nėra. Tai yra valstybinių įstaigų, kurios nebūtinai turi būti Vilniuje, iškelimas į kitus miestus. O todėl būtinai visos valstybinės įmonės turi būti Vilnius, man pasakyti. Tu labiau, kad ta Lietuva yra labai nedidelė. Čia porą šimtų kilometrų, suprantat? Čia 1-2 ir nėra tos mūsų teritorijos. Kodėl visi turi būti Vilniuje? O dabar įsivaizduokit, kiekviena tokia valstybinė įstaiga kažkokia perkelta į, nežinau, ten, į Alytų, pavyzdžiui. Priduoda iš karto gyvybės Alytui, darbo vietos atsiranda. Aš jau nekalbu, jeigu kokį dar mažesnį miestelį iškeltų. Tai visą tą iš karto duoda gyvybę. Atsiranda valstybės tarnautojai, kurie ten dirba, dalis ten pradės gyventi, ten apsipirkinės. Ten mokykla, ten vaikai ir taip toliau. Ir atsiranda, juk žymiai maloniau gyventi valstybei, kurioj, kaip toj pačioj Vokietijoje važiuoji ir tu nejauti to skirtumą, yra gyva visą laiką. Gyva. Atsivažiuokit į Latviją. Važiuoji, 10 kilometrų, kad karas ten praėjo. Ir Lietuvoje jau tokių teritorijų yra. Reikėtų šitą stengtis, kad taip nevyktų. Mokslo įstaigų perkelimas į regiono centrus. Jų ir dabar yra, bet galima kažkokius ir stambesnės mokslo įstaigas perkelti. Vaiko pinigai regionuose didesni negu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdai. Kad žmonės skatintų važiuoti dirbti ne į tos didžiosius miestus. Per pinigus, deja, bet žmogus toks yra, kad jis kartais pinigo tą vilionę priima lengviau, o žodžiais tu jau neįkalbėsi. Didesnės mokestinės lengvatos įsigijant būstą regionuose. Užsienio investicijoms ir vidaus ir užsienio investicijoms. O žmonėm norintiems kur darbo vietas regionuose. Reikėtų ten pelno, nekilnojimo turto, žemės mokesčius padaryti mažesnius negu centruose. Kad jie būtų suinteresuoti kurti įmonės visur kitur Lietuvoje, kad jinai būtų gyva, kad nebūtų tuščių vietų. O atitinkamai tada gerės ir gyvenama aplinka, poilsio aplinka ir ta pati emigracija iš tenais jau
nebus toks visiškai, taip sakant, skylė, kaip sako, žinai. Kas tie regionai? Tai va čia svarstytina. Tai matyt, mes rašom su klaustuku 50 km nuo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, po 30 km nuo Šiaulių, Panevėžio. Čia svarstytina kiek tų kilometrų, čia tik idėja. Taip sakant, jeigu tu kuri įmonę 50 km už Vilniaus kažkokio apskritimą, ten tau yra kitokie mokesčiai šiek tiek. Tai čia būtų vidinės emigracijos poreikio mažinimas ir apskritai tokio valstybės tokio potencialo tolygesnio paskirstymo. Beje, mes šitą buvom įsirašę jau 92 metais į tautos pažangos programą. Jau mes tada šitą turėjom omeny. Iš tų laikų dar eina. 19. Sveikatos apsauga. Čia yra parašyta konsultuojantys su gydytojais. Čia ne mėgėjai parašėm. Aišku, problemų yra daug toj sveikatos apsaugoje, čia mes visų jų neliečiam, bet parašyta yra keletą po diskusijų su tikrais gydytojais, kurie dirba šitoj srity daugelį metų. Nu, pavyzdžiui, 19.1. Didesnis dėmesys profilaktiniai medicinai valstybės lygių ir kiekvieno piliečio finansinis skatinimas naudotis profilaktinės medicinos galimybėmis. Nu, kitaip sakant, geriau tikrintis laiku, kad paskui nereikėtų sunkiai gydytis ir brangiai kainuos tai valstybei. Kad būtų suinteresuotumas vėl tas pats, per pinigą, kitaip dažnai žmogus nesupranta. Jam turi apsimokėti tikrintis ir neapsimokėti nesitikrinus paskui gauti iš valstybės medicinės paslaugos. Jam turi tiesiog neapsimokėti. Vat čia tai turim omeny. Ta šneka gydytojai. 19.2. Vat įdomus dalykas. Aš su jais nepašnekėjęs, tiesa, kad net ir nebuvau pagalvojęs apie tai. Lietuva yra įvairaus pavaldumo ligoninių tinklas. Miesto ligoninės, žinybinės, universitetinės ligoninės, valstybinės ligoninės. Taip atsiranda kelios sveikatos politikos, nereikalinga konkurencija, nenašus resursų naudojimas. Ir svarstytina, ar Lietuvoje su palyginus nedidelė teritorija ir negausių gyventojų skaičiumi yra reikalinga tokia ligoninių pavaldumo įvairovė. Įsivaizduokit, viena ligoninė yra savivaldybės rankose, o kita valstybinė. O jos gal viena šalia kitos, ar ne? Bet jų yra aprūpinimas ir visa organizacija vyksta absoliučiai savarankiškai, o galima būtų panaudoti žymiai racionaliau. Aš jau nekalbu, kad yra kita dar logika. Tos miesto ligoninės dažnai savivaldybės yra uždaromos, nes kokioj geroj vietoj. Ir jie tą žemę panaudoja, kad ten ką nors gražaus pastatytų ir uždirbtų pinigą, suprantat. Į kokią ten dešimtmečiais, o net ir šimtmečiais veikiančią ligoninę uždaro. Ir valstybė negali nieko padaryti, nes atseit savivaldybės rankos. Tokių yra pavyzdžių Lietuvoje. Čia man pripasakoja daug žmonės, kurie šitoj srity dirba. Ir Vilniuje čia. Yra geroj vietoj ligoninė, kyla noras tą vietelę, taip sakant, paverst gyvenamų rajonų, taip toliau. Bet ir šiaip, čia yra, kam tiek tos įvairovės, tokiai nedideliai valstybei. Dabar žiūrėkit, 19.13. Gydytojų ruošimas valstybė ir visuomeniai kainuoja brangiai, tačiau dažnai paruoštas specialistas išvyksta į kitą šalį, kuriai ir atitenka visa nauda. Ir svarstytinos kompensacijos formos už tokį paruoštą gydytoją, kuris išvyksta. Ar tai turi atlyginti priimanti valstybė, ar susimoka išvykstantis, ar prievolė atidirbti Lietuvoje kažkokį laiką. Sutikit, kad teisinga būtų. Mes kaip visuomenė, ypatingai jeigu jisai baigė nemokamas studijas, ar ne, tai valstybei kainavo rimtus pinigus paruoštą specialistą. Jis tik pasiruošė ir išvažiavo. Sutikit, teisybės tame nėra. Ir kažkaip reiktų ieškoti atsiskaitimo formas. O tą šneka gydytojai. 19.4. Dažni atvejai, kad gydytojas dirba valdiškoje ligoninėje ir tuo pačiu verčiasi privačia praktika. Tai netoleruotinas korupciją skatinantis reiškinys. Iš tikrųjų.
Jūs turbūt patys susidurėte, ateini pas gydytoją į valstybinį ligoninę. Nu, jis tau, taip sakant, ten kažką daro, bet iš esmės siūlo ateiti pas jį ten, kuris privačiai dirba. Nu, sutikit irgi, tame ir logikos nėra, ir teisingumo nedaug, nu ir korupcija jau čia tokia, taip sakant. Ta kova su korupcija, tai va čia jau tikrai. Ja nesunkiai galima, taip sakant, įspręsti va šitoj vietoj. Na ir 19.5 punktas. Reikia organizuoti vaistų, medicininių prekių ir įrangos bazinio krepšelio valstybinį pirkimą ir tiekimą ligoninėms, tikintis mažesnėmis kainomis tą padaryti. Valstybinių vaistinių tinklas pagal Skandinavijos šalių patirtį. Vat vėl. Mes čia nieko naujo nesugalvojam. Skandinavijoje yra valstybių, kaip kuriuose šalyse, valstybinių vaistinių tinklas, ką jisai duoda. Jisai iš karto nustato kainų lygį ir neleidžia privačių vaistinių tinklams, kurios yra dažniausiai užsieniečių rankose, plėšti nuo mūsų 9 kailius. Nes jokiomis ten priemonėmis tu jų nesuvaldysi. Jokiais draudimais. Aš tai kada bus vaistinių tinklas, kur bus, nu bent jau bazinių vaistų kažkoks krepšelis, priimtinomis, normaliomis kainomis, automatiškai privers juos. Ir skau, čia vėl mes čia nieko nesugalvojam, taip yra. Skambinom į Švediją. Ir po šiai dienai ten vienas žmogus gyvenantis Švedijoje patvirtino, kad ir šiandien dar taip yra pas juos. Lygiai tas pats būtų ir apskritai tiekimas vaistų ligoninėms. Tikėtina, kad būtų galima, jeigu tai būtų daroma valstybės lygių organizuotai, ne kažkokių specifinių daiktų, kurių galbūt ten ir negausi taip paprastai, bet yragi masė to bazinių tokių įprastų prekių. Kodėl negalėtų, siekiant atpiginti mums visą šitą mediciną, galima būtų tiekti valstybiniu mastu. Liberalai, aišku, čia šauks, rėks, vėl jums. Sakot, visi vienodi. Liberalam į galvą neteitų toks dalykas. Jie tik svarsto, kaip čia dar viską privatizuoti, visas tas ligoninės privatizuoti, suprant? O mes visiškai į kitą pusę einam. Ir kaip sakau, čia mes ne iš dangaus nukritom. Yra pasaulyje pavyzdžių, tame, kuriuo mes žavimės, konkrečiai Skandinavijoje. Švietimas 20. Mokykla turėtų veikti supratimo lauke, kad aš tik dalis mes ir be mes nėra aš. Vat jau mes kalbėjom apie tai pradžioje. Vat ir yra mokyklos uždavinys žmogui suformuoti instinktų lygyje, kad tu esi tik dalis tos ir tų, bet tų vat, mūsų visų, tos visumos, tu prapulsi pasaulį. Nes taip yra žmogus sutvertas, žmogus yra socialinis padaras. Ir jeigu jis negyvena tarp kitų žmonių, jisai žmogum netampa pilnaverčiu. Nu ir aš ten įrodyta. Tai kodėl šiandien mokykla eina prieš va šitą bazinį tą reikalą? Svarbiausias mokyklos ir mokytojo darbo uždavinys – lietuviško savasties suvokimo ugdymas ir turinio sklaida. Irgi apie tai, apie ką mes šnekėjom, jeigu mokykla neišugdys vaikui tą lietuviško savasties supratimą, jeigu jis negyvens toje lietuviškoje savasty, kaip tu jį suturėsi nuo emigracijos? Kaip jis paskui išlaikys kažkokį ryšį su mumis išvykęs? Tai jis turi išsinešti va tą bazinį suvokimą, ant kurio viskas stovi. Tai tada ir emigruoti jis taip lengvai nenorės. O ir išvykęs lengviau grįž. Ir vaikams reikėtų diegti supratimą, kad yra ne tik teisės, bet ir pareigos. Šiandieną viskas yra apsukta aukštinkojam. Mokytojai skundžiasi, vaikų teisės auga, mokytojų teisės siaurėja. Šiandieną mokykloje darosi dirbti kuo toliau, tuo sunkiau. O viskas yra dėl to, kad mes pasidavėm tam tėvų ir vaikų santykio keitimui.
Jis, sakau, patyliukais yra tiesiog griaunama pamatinė vertybė žmogaus. Santykis tarp jo ir jo vaikų. Šeima yra negalima be pareigų ir teisių, be pareigų ir teisių visumos. Neįmanoma šeima, jeigu vaikas turi tik teises. O ten, kur yra pareigos, turi būti ir bausmė už pareigų nevykdymą. Ir nereikia čia man rodyti kažkokius ekscesus asocialių šeimų, kur ten senai viskas buvo sutvarkyta. Asocialios šeimos, buvo įstatyminė bazė, kada iš jų galima ir vaikus atimti ir taip toliau. Bet dabar, taigi viskas yra, sakant, praktiškai asocialių šeimų reikalai yra perkeliami į visos visuomenės lygį. Šiandieną kiekviena šeima jau asocialiai yra vadinama praktiškai. Čia buvo Seime tas ginčas dėl smurto savokos išplėtimo. Tai po tą savoką buvo galima pakišti bet kurią šeimą Lietuvos. Ir mes puikiai žinom, kas darosi toj pačioj Skandinavijoje. Į ką viskas išvirta. Galų galiai visišką susvetimėjimą paskui tas išvirsta. Tėvai bijo su tais vaikais, taip jau ką nors ir... Nes tu iš jų nieko negali pareikalauti. Stengiasi kuo greičiau jais atsikratyti. Tada tie nejaučia jokio ryšio su šeima, jie tada tėvus atiduoda į senelių namus. Irgi be skrupulų. Ir tai po truputėlį ta skandinavų visuomenė ir irsta. Ir ką jūs galvojat, kad ten kažkokia rožinė ateitis jų laukia? Ir vat vėl iš to paties išplaukė 20.4. Mokinio teisės neturėtų paneigti mokytojų teisių, jų autoriteto, bendrų tautos ir valstybės interesų bei tikslų. O šiandien yra priešingai. Šiandien mokytojas yra padarytas aptarnaujančių personalu, kuris teikia paslaugą, o vaikai yra paslaugų gavėjai. Ir mokytojai skundžiasi tiesiog. Ir jie sako, su kiekvienais metais padėtis blogėja. Dėl to, kad mes sekam tais pavyzdžiais, kurie griauna šeimos institutą, griauna tuos pamatinius santykius tarp tėvų ir vaikų. O aš įtariu, kodėl tai yra daroma. Čia tik mano įtarimas. Aš įtariu, kad tai yra daroma dėl to, kad tai yra tas žmonių perteklius pasaulyje. Ir dėl to nėra suinteresuotumo, kad būtų kuo daugiau tų gyventojų. Ir dėl to viskas, kas skatina šeimos irimą, o savo ruožtų ir žmonių skaičiaus mažėjimą, yra skatinama ir toleruojama. Bet čia tik mano prielaida. Nes aš iki galo nesuprantu, kam jie tą daro. Bet prielaida tokia. Ir čia vėlgi, čia ne aš tą prielaidą taip susigalvoju. Žmonės, kurie tuos dalykus svarsto, jie visi maždaug taip pat galvoja, kad dėl to yra daroma. Kas čia dar su tais švietimas? 2025. Kuo mažiau biurokratizmo mokyklos ir mokytojų darbe. Na taip. Su mokytojais, kai pašneki, tai jie tiesiog nuraudoja, suprantate. Ministrai keičiasi, kaip mėnulio fazės, kiekvienas atsineša savo reikalavimus. Kiekvienam reikia visko daugiau popierių rašyti, suprant, jie nespėja prie vienų priprasti, jau atėjo kitas ministras, jau reikia kitokias, nes kas jie skaito, nesuprasi. Jie rašo. Ataskaitas ant ataskaitų, suprantate. Kas jie skaito, kam jų reikia, suprantate. Galų galia net tokia smulkmena atrodytų, bet yra vaikų atostogos, moksleivių atostogų, jų yra gana nemažai. Mokytojas galėtų pailsėti, susikaupti, skirti savo ten kažkokio laiko, savišvietai galų gale. Ne, yra verčiami būti per tas atostogas mokykloje sėdėti. Nėra ten ką daryti, bet sėdi. Nes tokios instrukcijos ateina. Kam tas biurokratizmas? Ką tuo laimi? Ką visuomenė laimi šito? Kad tą mokytojus priverčia ateiti į darbą ir ten valandą laiko pašniukštinėti po tą mokyklą tuščią. Bet jis jau niekur negali išvykti, suprantate. O tiesiog yra, sugriauna jo galimybę kartu su vaikais pailsėti ir tiek. Tai ką turim omeny šito punkto. Ir dar 26 irgi apie švietimą. Aukštojo mokslo įstaigų ir specialybių sąvadas turėtų atitikti vis tik Lietuvos poreikius. Šiandieną aukštosios mokyklos, kurių yra privisę galybė Lietuvoje, ypatingai su mokamom studijom,
nori tiesiog daryti biznį ir priima visus, taip sakant, kas tik nori. Ir šiandien yra prigaminta specialistų, kuriem nėra vietos Lietuvai jiems. Visokių verslo vadybininkų, visokių tų teisininkų galybės, o vietų tiek nėra. Tai pirmiausia, ir tų aukštųjų mokyklų yra per daug Lietuvoje. Ir tai, ko jie moko, turėtų būti kažkaip vis tik tai derinama su Lietuvos poreikiais, orientuotais kažkur 10 metų į priekį. O ne tai, kad kas susimanė, tas tą dėstų, bilį tik tai iš to studentų pinigėlį paimti ir tiek. Ir savo darbo vietą susikurti dėstytojai. Va, šitai turim omeny. 21. Energetika. Energetikos ūkio reikalai turi būti depolitizuoti. Turėtų dominuoti ekonominės naudos principo prioritetas, siekti, kad būtų kuo mažiau tarpininkų tarp tiekėjo, gamintojo ir vartotojo. Ir kaip siekiamybė, atsiradus progai, energetinių ūkio vienetų perėmimas į valstybės rankas. Bet vėl mes čia skiriamės nuo daugelio šitų punktų. Mes nesibaidom, kad valstybėje svarbių ūkio subjektai pereitų į valstybės rankas. Nes taip yra, pasakyčiau, Statoil. Norvegijoje Statoil valstybės benzinas. Tai kodėl norvegai gali turėti? Nežinau, gal jau dabar pardavė. Bet čia keletą metų atgal tikrai didžiąją dalį akcinio kapitalo valdė valstybė. Suomijos, tas, kur telekomą nupirko, valstybinė įmonė. Tai kodėl energetikos įmonės, kurios yra gyvybiškai elektra, vanduo, šiluma, kas yra monopolistai pirmiausia, taip? Nuo ko priklauso mūsų baziniai reikalai. Jeigu susiklosti aplinkybės, mes nesibaimintume paimti valstybės rankas tokius dalykus. Specialiai galbūt čia nereikia aistrų kelti, kažkokių revoliucijų, nacionalizacijos ir taip toliau, bet jeigu kažkas nevykdo savo įsipareigojimų, arba šiaip susiklosto palankios aplinkybės, mes nesibaidytume tokio dalyko. O štai ką turime omenyje, energetikos ūkio reikalai turi būti depolitizuoti. Na žiūrėkit, kažkada mums siūlė vamzdį nutiest per Lietuvą į Europą. Mes atsisakėm grinai dėl politinių sumetimų. Kitaip sakant, mes atsisakėm pinigų. Paskui mes, norėdami, taip sakant, įstoti Europos Sąjungą, sutikom uždaryti Ignalinos elektrinę. Dėl to pabrango elektra. Galit paskaičiuoti, kiek mes sumokam į metus. Lietuva suvartoja 10 milijardų kilovatų elektros per metus. Uždarius Ignaliną, elektra pabrango ten maždaug 10-15 lietuviškų centų. Tai va žiūrėkit, vien tik nuo šito jau 1,5 milijardo litų kasmet mes sumokam pinigų vien tik už elektrą. O tie pinigai galėjo nueiti į vartojimo sferą, palaikyti mūsų prekybininkus, ten smulkius gamintojus, taip, žemdirbis, taip toliau, panašiai. Aš jau nekalbu, kad mes buvome elektros eksportuotojai, dabar importuotojais pasidarėm. O kiek kainuos uždarimas tos elektrinės? Į vardan ko mes tą padarėm? Vien dėl to, kad pagalvojom, kad Europos Sąjunga įspręs mūsų problemas, jeigu ten vyrai prašo, mes visada pasiruošę, taip sakant. Mums nėra per didelės kainos už buvimą Europos Sąjungoje. Taigi grina politika. Grina politika. Paskui nusipirkom laivą dujų. Vėl milijardai pro šoną. Tai paskui iš kur gal? Paskui sako, reiškia, nėra pinigų. Nėra pinigų. Mes skurdžiai gyvenam, mažos pensijos, mažos biudžetininkų algos. O tai iš kur jos bus? Biudžetininkai. Iš kur jos bus? Jeigu mūsų atlenga ranka milijardus, taip švaistom į kairę ir į dešinę, suprantate? Tai natūralu, kad jų būkų visko toliau to mažiau. Haubicas perkam, kurios nieko jokios naudos neduos. Kiekvienam normaliam žmogui, aišku, jis jokios naudos neduos. O pinigai... Tai paskui... Bet vėl, eisit balsuoti, jūs vėl balsuosit už tos, kurie visą tai daro, tai paskui neverkit, kad ir toliau pinigų nebus. Ir dabar paskutinis pavyzdys. Astravo elektrinė.
Nu, čia dabar va, šitie konservatoriai renka parašus. Nu, grinai politinis triukas, taip sakant, gąsdina žmonės. Nu ką, kas nors tikit iš jūsų, kad nuo jų tų parašų rinkimo Baltarusiai nestatys tos elektrinės? Jūs galvojat, kad jūs surinksit parašus, tai jie savo planų atsisakys? Pirmiausia, jie tą elektrinę pradėjo statyti dėl to, kad mes Ignaliną uždarėm. Nes jie iš Ignalinos pirkdavo jiems reikalingą energiją. Būtinai reikalingą. Mes Ignaliną uždarėm, kur jiem dėtis? Tada, kai mes nutarėm statyti savo naują, tai čia irgi keisti žmonės, veikiančią uždarėm, su pigia elektra ir nutarėm skolintis pinigus ir statyti naują. Kur aišku, kad elektra bus branginės, ten paskolos, taip toliau, taip toliau. Taigi Baltarusiai siūlysi kartu statyti, nu tai mesgi jų nepriėmėm. Tada Baltarusiai pradeda statyti savo. Siūlo mums kartu su jais, mes vėlgi ne. Nu ką, jūs dabar kas nors tikit, kad jie, taip sakant, sustos šitą projektą vykdyti? Nu, gal yra tokių, kurie tiki, bet tai čia, taip sakant, jūsų bėdos. Nu man nėra jokių abejonių, jie tą elektrinę pasistatys. Nes jinai jiems gyvybiškai būtina. Bet dabar žiūrėkit, kas toliau vyksta. Jie mums siūlo panaudoti mūsų Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Čia yra kompleksas. Ne visi žino turbūt, kad Ignalina ir Kruonis tai buvo kompleksas. Naktį perteklinė energija, kurią neturėjo kur dėti, kėlė vandenį į viršų, o dieną, kai elektros yra poreikis didelis, tas vanduo krito, gamino elektrą. Tas Kruonis mums be Ignalinos neša tik nuostolius. Baltarusiai šiandieną siūlo sujungti šitos. Mes gausim pinigus už Kruonį, mes gausim pigesnį iš jų elektrą. Ką mes pasakėm? Ne, mes užėmėm 3. poziciją, mes niekada nepirksim iš tų niekšų nieko. Tai palaukit. Nu, jie tą elektrinę pastatys. Mes jiem Kruoniui neduosim, jie įspręs kažkaip tą problemą, jie nukreips kažkur kitur. Ką mes laimėsim, jūs man pasakykite? Aš negaliu suprasti, ką jūs norit laimėti, tie entuziastai. Čia konservatoriai pagrindė. Ir šitos jų beprotiškos, tokios visokios, fantazijos mums kainavo per šitos 25 metus neįsivaizduojama kiekį pinigų, kuris galėjo nueiti į mūsų gyvenimo bendro lygio kelimą. Dabar nuėjom į smėlį viską paleidę. Galų galę su to vamzdžiu, tada neleidom per Lietuvą tą vamzdį ties. Nutiesi tą vamzdį Baltijos jūros dugnu. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitiko. Šiandieną yra tiesiamas jau Nord Stream 2. Ir nežiūrint, kad čia mes visi priešinamės, aš skaitau vakarų spaudą ir puikiai matau, kad jie nekreips dėmesį į mus. Ir dabar kas atsitiks? Kai bus pastatytas visos šitos gyslos, tų jotikių, vokiečiai turės beveik visas dujas. Ir jie kontroliuos visai Europai dujų tiekimą. Va, ką mes laimėjom iš viso šitą. Reiškia, kol mes durneliai politikavom, vokiečiai pasidarė gešeftą. Puikiausia. Ir aš atskaičiau nesenai straipsnį, jau ten anam gale, Vokietijoje vamzdžiai vežami yra, suprantat? Čia mes dar politikuojam, čia bandom tą Nord Stream 2 sustabdyti, suprantat? O jie ten... Čia tik dar vienas pavyzdys, kaip mes, aš net nežinau, tai yra tokie durni politikavimai, tokių kažkokių kaimo jurgių, suprantate, žalio supratimo neturi, kas vyksta pasaulyje. Aš jau sakydavau anksčiau, tai jeigu rusas tiesia vamzdį per Baltijos dugną į Vokietiją, vadinasi, anam galėto vamzdžio laukia. Taigi jis neties to vamzdžio, jeigu ten to vamzdžio kažkas nelauktų. Tai dabar mes užkelgiam savo klausimą. Tas vamzdis vokiečiam reikalingas. Tai jeigu mes dabar kišam pirštus tarp durų, tai jūs galvojat, kad vokiečiai tai sureaguos? Va dėl mūsų čia kažkokių taip sakant, fantazijų, jie neties šitų vamzdžių. Taigi reikėjo pasinaudoti situaciją. Mes būtume laimėję ir iš tos pirmos atšakos, jeigu būtume vėlgi žiūrėję realiai į pasaulį. Vat ką reiškia depolitizavimas energetinės ūkio. O dabar 21.5. dar vienas įdomus yra pas mus punktas. Interesų grupės formuoja nuomonę visuomeniai, kad atsinaujinanti žalioji energija yra pati pigiausia.
Tuo tarpu yra priešingai. Tai labai brangi energija. Lietuvai neturinčiai dujų, anglies ir pakankamai naftos, žalioji energetika yra būdas turėti nepriklausomos energijos šaltinius. Taip. Tačiau visuomenė neturi būti klaidinama dėl žaliosios energetikos gamybos kaštų. Kas čia turim omenyje? Dieną, ir šitų, čia kažkada važiuoju, klausau ten tų žaliųjų ir valstiečių. Tas jau lyderis, taip sakant, šneka apie radiją ir aiškina, kad jie yra už saulės ir vėjo energetiką kaip pačią pigiausią. Tai jis turbūt įsivaizduoja, kad atseit saulė ir vėjas nieko nekainuoja, tai jinai dėl to pigiausia. Žmonės, yra viskas priešingai. Mes galim vystyti, jeigu mes nutarsim kaip visuomenė, kad mums reikia tokio savarankiško, nepriklausomo energijos šaltinio, prašau, bet tik vėl nereikia meluoti patiems savo. Tai yra labai ir labai brangi energija. Šiandien noriu gilintis į detalės. Aš tik jums vieną daiktą pasakysiu. Saulė ir vėjas ne visada šviečia ir ne visada pučia. O pramonė, jūs nemaišykit savo, ten dažnas prie namo pasistatė kokį malūnėlį, sako, man užtenka. Čia eina šneka apie rimtus kiekius energijos, kad būtų galima išlaikyti miesto apšvietimą pramoniai. Tai turi būti tam tikra elektros energijos generacija. Kiekis tam tikras. O kadangi vėjas ir saulė yra nepastovus dalykas, tai mes tada turim statyti antrą lygiagrečią sistemą. Yra vėjas, ar ten saulė, tai turi būti vis tiek normalios energijos šaltinis. Ir viskas pasidaro dvigubai. Jau nekalbant, kad kainuoja tie visi tos saulės panelės. Ir vienu žodžiu, šiandienos lygyje skaitykit straipsnius, kurie, taip sakant, manim netikit. Skaitykit straipsnių specialistų ir jums ten viskas bus paaiškinta. Šita energija yra brangi. Ji yra žymiai brangesnė už naftos ir dujų, tuo labiau už atomą. Bet aš nieko prieš. Jeigu mes kaip visuomenė nutarsim, kad mums šito reikia, prašom. Bet dar sakau, tik žinokim, kad tai kainuos. Jeigu pasiruošim mokėti, prašau. Žemės ūkis. Dėl automatizacijos mažėjant darbo rankų poreikių, žemės ūkis tampa svarbia sritimi, kur darbo rankų dar ilgai reikės. O Lietuva ir apskritai yra, galima sakyti, žemdirbystės kraštas. O automatizacija iš tikrųjų mažina rankų tą darbo poreikį. Ir iš esmės aš prognozuoju, kad anksčiau ar vėliau, bet visa Europa, visa ta civilizuota Europa pereis iš to tokio intensyvaus žemės ūkio į ekstensyvų. Nes jau aš jau esu skaitęs esu skaitęs jų publikacijas, jau keletą metų atgal, jis sako, ar mes nepadarėm klaidos, kada ten 3-4% visuomenės sugeba pagaminti maisto visai likusiai, tai yra intensyvi labai ta žemės ūkio gamyba, bet mes tada išmetam iš gyvenimo, iš darbo masę žmonių, jie galėtų, taip sakant, kad ir ne taip našiai, bet išlaikyti save, pagaminti produkciją, būtų užimti ir panašiai. Tai žiūrint į perspektyvą, žemės ūkis gali būti ta vieta, kur bus panaudoti darbo rankas. Užtat ir ta žemės bankas, apie kurį mes kalbėjome anksčiau. Visuomeninės naudos požiūrių geriau daugiau vidutinių ar net smulkių ūkių, negu keli stambus. Suprantama turbūt. Kas mums iš to, kad bus Lietuvoje 2-3 stambus labai žemvaldžiai, viskas suplauks į jų rankas. Čia galiu tik pasakyti, pavyzdžiui, tokį pavyzdį iš Šveicarijos. Aš kada laikiau Šveicarijos žemės ūkio teisės egzaminą, daug metų atgal. Ir labai nustebau, ten radau tokį punktą. Jisai skambėjo maždaug taip, kad jeigu pasimiršta tėvas turintis ūkį, o jo sūnus irgi turi ūkį, kokią formuluotis, klausykit, leidžianti vidutiniškai gerai pragyventi, tai tėvo ūkis negali atitekti sūnui. Sūnui yra atiduodami pinigai, o pats ūkis atitenka kažkam kitam, kad nebūtų koncentruojama žemė vienose rankose. Ir taip sakant, kad Šveicarijoje būtų kuo daugiau ūkininkų luomas, kuo gausesnis. Nes jeigu leisi koncentruotai, ten to Šveicarijos žemės ne per daug, per 100 metų viskas suplauks į kelių žmonių rankas.
Taigi, va, to mūsų mes požiūriu, geriau netgi smulkūs ūkiai, aišku, geriau vidutiniai tokie, leidžiantis, vat, būtent vidutiniškai gerai pragyventi, negu keli stambus. Į tą galima įstatymais nelabai sunkiai sureguliuoti, jeigu tik yra politinė valia ir supratimas, ko mes norime. Ir tai yra alternatyva darbo biržai ir emigracijai. Ir tas vat, valstybinės žemės bankas ir žemės nuoma ūkininkami gali būti alternatyva. Ar žmogus eina į darbo biržą gauti bedarbio pašalpą, ar emigruoja, ar valstybė jam suteikia ten kažkiek hektarų žemės, kuri leistų jam prasilaikyti, nereikės mokėti bedarbio pašalpą, gal sulaikysim nuo išvykimą, jis pagyvins mūsų gyvenimą kaime, nes šiandien yra tokios visiškai jau Lietuvoje tokios tuščios gūdžios vietos, kur gyvybės praktiškai nebėra. Tai galbūt čia procesas gal nebus lengvas, nebūtų lengvas, bet yra tokia galimybė. Visuomenė ir valstybei naudingiau remti ūkininkaujantį, negu jo neremti ir mokėti pašalpą kaip bedarbį arba prarasti jį kaip emigrantą. Na, čia apie tai ir šneka. Geriau jau primokėti ūkininkaujančiam, prie jo pienelio pridėti, negu jisai sėdės kaip bedarbis. Jis praras savo tam tikrą žmogišką statusą, jisai to jausis tokiu išlaikytiniu, niekam nereikalingu, negu kad ir sunkiai, bet savo ūkelyje. Ir taip toliau. Čia aišku reikia daug visokių poįstatyminių, čia labai daug visokių klausimų iškiltų. Čia yra tik pati idėja, mintis. Kad ūkiai ypač smulkus galėtų išsilaikyti, visokiojopai skatinti kooperaciją. Teko kalbėti su smulkiais ypatingais ūkininkais, jiems ten labai sunkiai sekasi kooperuotis. Ir dažnas iš jų, išsako idėją, kad valstybės paramos reikia šitam. Galbūt net valstybė pati galėtų tą kažkaip, net nežinau, kokiam čia lygi, čia reikėtų su pačiais ūkininkais šnekėti, bet jie labai dažnai išsako šitą teiginį. Jie supranta, kad susikooperavę galėtų konkuruoti su stambiais, bet neišeina jiems ir jiems reikia paramos. O dabar, žiūrėkit, 23. Viešųjų erdvių problema. Pagal nekilnojamo turto valdomo nuosavybės teise Lietuva viena iš pirmaujančių Europos Sąjungai. Lietuvoje virš 80% žmonių turi savo nuosavybę, gyvenamą plotą vienokį ar kitokį. Pavyzdžiui, Vokietijoje 50% nesiekia šitai. Čia turtas. Mes esame iš esmės turtingi, bet nevertinam šitą. Nevertinam. Bet nežiūrinti tai, pavyzdžiui, gyvenamų kvartalų bendras vaizdas, lyginant su vakarų Europos šalimis, yra labai prastas. Ir vėlgi susidaro mums klaidingas įspūdis. Iš tikrųjų mes gyvenam, yra tokių rajonų miestuose ir Vilniuje, ir netgi čia, kur mes šitai filmuojam, suprantat, pats rajonas, tai dar tokio paieškoti reikėtų kur nors Anglijoje. Bet bendras vaizdas yra labai prastas, nes Anglijoje tie dviaukščiai kotedžai, bet įėjimas viskas nudažyta, sutvarkyta ir viskas griežtai yra ir reikalaujama, kad būtų ta tvarka. O pas mus, suprantat, savo kiemelį susitvarkymo, ta vadinama vieša erdvė. Kas nors tenais kažką stato, sunkvežimis atvažiavo, į tos ratus molio ten prisuko, paskui važiuoja per tą asfaltuotą gatvę ir tos, suprantat, tokius lepšius ir palieka. Ir žmonės ten valė, vienas pravažiavo sunkvežimis, į visą jų darbą sugadino. Ir pilna tokių pavyzdžių. Šaligatvių nėra, kur nors vietos paliktos, suprantat. O patys rajonai normalų dar paieškoti reikia vakarų Europoje, kad paprasti žmonės gyventų tokiuose kvartaluose. O čiagi paprasti žmonės gyvena. Bet bendras vaizdas, nes jeigu imti dar plačiau, aukštingumo nesilaikom. Daugiabučių namų kiemai, čia pas mus didžiulė problema daugiabučių namų kiemai. Trūksta vietų automobiliams. Gyventojai negali susitarti dėl žaliųjų plotų panaudojimo. Kiek aš prisiklausęs, suprantat. Kažkada tie tarybiniai architektai, kuriuos reikėtų nubausti, nežinau, išplakti, statė tos rajonus ir nenumatė, kad bus automobiliai, nors jau jie buvo, jie važinėjo, tai galėjo numatyti, kad reikės kažkur laikyti.
Ir dabar tuose kiemuose tos gatvikės siauros, automobiliams vietos neužtenka ir tie žmonės tais automobiliai grūdasi, o čia didžiausi žalieji plotai stovi tušti, suprant. Pabando susitart, nieko neišeina, tuoj atsiras, kas protestuoja, kas prieštarauja ten ir panašiai. Ir gauna toks chaosas, įvažiuoja į tą kiemą, o žiemą kas ten darosi, sniegas. Šiukšlių mašinos ten važiuoja, visus tos šaligatvius išdaužo tas plytelės. Nu, vienu žodžiu. Ir niekas nevyksta. Ir tada žmogelis sėdi toks, pažiūri per langą visą šitą bardaką, suprantat. Ir jam irgi kyla noras išvažiuoti ten kur nors, kur viskas sutvarkyta. Bet ten tai viskas yra, reguliuojama griežtai. Tik dėl to ir yra tvarka, kad tai yra reguliuojama. Tai vat mes ir sakom, kad Lietuvos liaudės partija siūlys įstatymus, kurie įpareigotų ir suteiktų galę savivaldybėms spręsti viešųjų erdvių naudojimo ir estetikos reikalus. Jeigu savivaldybėms trūksta įstatyminės bazės, o vietiniai gyventojai ten tiek nesusitarė, tai turi būti valstybinis įstatymas, kuris tiesiog ir galės suteiktų savivaldybėms, bet net ir įpareigotų jas spręsti šitas problemas. Jos labai lengvai sprendžiamas. Dažnai yra labai daug tos erdvės žaliosios, ją galima gražiai sutvarkyti. Ir tilps visi. Bet tiesiog, atrodo, kad mes nesaugiai, laikinai, viskas laikinai. Mokesčiai. Čia apie mokesčius būtų galima daug kalbėti, bet mes pasirinkom porą tik tokių, galbūt, apie ką niekas nešneka Lietuvoje. Tai pirmiausia, mes manytume, kad dirbantysis galėtų gauti visą atlyginimą pats ir pats sumokėtų mokesčius. Taip jis matytų, kokią tą algą jis iš tikrųjų gauna. Nes dabar didelę dalį mokesčių už jį sumoka darbdavys ir jis realiai nemato, kiek jis kainuoja įmonei. Nes jis mato tik tai, ką jis gauna į rankas. Ir psichologiškai jam, atrodo, kad jis, jis, žodžiu, nežino realios savo darbo vietos kainos. Ir tai beje irgi yra daug kur pasaulyje, būtent taip ir yra. Kad būtų aiškesnė situacija, kiek jis realiai kainuoja įmonė. Na ir toks pavyzdys iš Estijos. Įmonių pelno ir dividendų mokesčiai galėtų būti sujungti į vieną įmoką, kuri mokama dividendų mokėjimo akcininkams metu, ir mokesčio dydis būtų didesnis už pelno ir dividendų mokesčius atskirai, bet mažesnis už jų sumą. Taip yra Estijoje. Čia žmonės, kurie nėra susiję su įmonių valdymu, galbūt jiems ir nelabai suprantama, bet dabar yra taip. Įmonė sumoka pelno mokestį 15% ir paskui, jeigu akcininkas nori pasimti pelną, dividendais savo dalį, jis sumoka dar 15%. Gaunasi apie 30% bendra suma. Estijoje yra kitaip. Pelno mokestis nemokamas, yra vienas mokestis, kai tu pasiimi iš įmonės pinigus, akcininkai pasiima, tada ir yra mokamas mokestis. Tai skatina verslininkus investuoti, nes lieka įmonei pinigai. O dabar, kadangi pelno mokestis ar taip yra paimamas, investicijos irgi yra, taip sakant, nuo mokesčių neatleidžiamas, tai neskatina įmonių savininkus laikyti pinigus įmonėse ir juos investuoti į biznio plėtimą ir į darbo vietų kūrimą. Bet čia yra tiesiog toks pavyzdys, kaip yra sprendžiami reikalai Estijoje. O mes čia yra žmonių, kurie žavėsi Estijoje, kur sako, Estijoje viskas yra geriau, tvarkingiau, tai ten yra tokie mokesčiai, tokia sistema. Einam prie pabaigos, laikas vėlyvas, mes čia labai ilgai šnekam, bet jau užbaigsim per vieną vakarą. Socialinės atskirties mažinimo galimos priemonės. Mes visi pergyvenam, kad socialinė atskirtis Lietuvoje yra didelė ir jinai auga. Ir kokiegi dabar pasaulyje yra naudojami instrumentai, kad tą socialinę atskirtį mažintų. Čia aš jau skaičiau komentarų, žmonės nesuprato, kas čia dabar per pasiūlymą ir taip toliau. Tai suprantat, taip nebūna pasaulyje, kad mes norim gauti viską ir kad už tai mums nieko nebūtų.
Norim ir socialinę atskirtį mažinti ir kad nei vienas nenukentėtų. Tai čia aš atkreipiu dėmesį į žodelį galimos priemonės. Mes tai jums tik išvardinam, ką pasaulis naudoja, kokius instrumentus, mažinti tą atskirtį socialinę. Na, progresiniai mokesčiai visiems žinomi. Ir dažnas, ir pas mus šnekos eina. Progresiniai mokesčiai. Tarp kitko, pavyzdžiui, Kenedžio laikais, tą, kurį nušovė, Jungtinėse valstijose, mokesčiai siekdavo 90% progresiniai. Viršutinė norma buvo 90%. Jungtinėse valstijose. Paveldimo mokesčiai. Va, aš šiandien skaičiau komentarų pasipiko, čia dabar. Nu, tai mesgi nesakom, kad būtinai darysim. Jeigu visuomenė manys, kad mes tam nepribrendę, ar ne? Nu, bet paveldimo mokesčiai pasaulyje yra viena iš tų socialinės atskirties mažinimo priemonių. Ir jie kaip kur yra žvėriški. Pavyzdžiui, Prancūzija yra žvėriški tie mokesčiai. Vat esu skaitęs tokį pavyzdį iš Prancūzijos. Moteriškė paveldėjo savo senelio namą, kuriame jinai pati užaugo, jos tėvai ten užaugo. Pasimirė ir jai atiteko tas namas. Bet reikėjo sumokėti 50% to namo vertės. Ir jinai ėmė kreditą iš banko, kad galėtų valstybei sumokėti, nes nepaliko jai tiek pinigų, jai neužteko pinigų, net iš banko kreditą ėmė, kad sumokėtų valstybei mokesčius, kad išsaugoti šitą namą. Nu, žiauru, žiauru. Ir aš nenorėčiau, ir jūs turbūt nenorėtumėt, bet prancūzai spręsdami tą socialinės atskirties reikalą naudoja tokį instrumentą. Naudoja. Brangaus turto papildomas apmokestinimas, vėl tas pats, čia žmonės pačiau, ką čia dabar, ką jūs čia, Mes vėl sakom, jeigu mes nepasiruošę, tai mes ir nenaudosim, visuomenė nepriims. Bet pasaulyje toks instrumentas yra. Kas tas brangus turtas, nuo kurio jisai skaičiuojamas, čia pagal kiekvieną šalį atskirai būtų. Bet iš principo štai yra toks instrumentas. Neapmokestinimų pajamų dydžio didinimas. Nu, čia jau mes Lietuvoje naudojam, iš tikrųjų tai būtų jau geriau kelt šitą neapmokestinimą pajamų dydį, negu tą vadinamą minimalią algą. Nes nuo minimalios algos laimi tik vyriausybė. Sodra laimi, vyriausybė laimi, o žmogeliui lieka ten porą pinigėlių, suprantate, tą pajamų didinimą neapmokestinimą būtų rimtesnė jam parama. O čia irgi žmonės nesuprato, iš komentarų supratau. 25.5. Valstybinėse ir savivaldybės įmonėse ir įstaigose nustatomas didžiausias galimas skirtumas tarp maksimalios ir minimalios algos vienoje įmonėje ar įstaigoje. Nu, čia mes rašom 10 kartų klaustuką darom. Čia svarstytina. Bet čia kur idėja? Suprantate, kaip yra šiandieną ir valstybinės įmonėse, o ypatingai savivaldybės įmonėse. Nu, praktiškai yra toks nepamatuotas, ypatingai viršininkų algų didėjimas. O šalia viršininko dar yra pavaduotojas, ir buhalteris, finansistas, ir ekonomistas, visi pagal jį gaunate. Aš realiai žinau, man tenka susidurti su šitais reikalais savivaldybėse. Sėdi pilna nereikalingų žmonių, visi gauna geras algas, suprantate. Atlyginimų fondas savivaldybės plečiasi. Kodėl jis plečiasi, neaišku. Tai vienas dalykas, kad reikėtų reguliuoti ir šiaip tos dalykus. Man tai visą laiką kirba mintis, kad turėtų būti valstybėje toks algų tinklelis. Yra prezidento alga kaip aukščiausias dalykas. Nes turbūt sutiksit, kad valdyti vandentiekio įmonę yra lengviau negu valstybė visą, ar ne? Bet mes tuoj pasieksim ribą, kai kokia nors savivaldybės vandentiekio direktorius gaus daugiau už prezidentą. Nes ten yra labai sunkiai kontroliuojama, susirenka savivaldybės nariai, koks nors to atsistoja pasiūlo, ten galima padidinti iki 50% priedą už gerą darbą, kas nors pasiūlo, nu ir kaip nebalsuoti, visi čia kartu, vakar kartu alų geriam, suprantate? Nu kaip dabar balsuoti? Nu ir pakeli ir gaunasi žvėriški atlyginimai.
O valstybinėse įmonėse, nu ir savivaldybės taip pat, bent jau vienas iš tokių mechanizmų turėtų būti viršininkas ir pati žemiausia grandis, skirtumas, tarkim, ten, 8 kartai. Keli savo, turi kelti ir visiems. Tai šiek tiek ir yra pasaulyje pavyzdžių, kur taip yra daroma. Čia vėlgi ne mūsų kažkokiu tai fantazijos. Dabar žiūrėkit, pats įdomiausias dalykas, mes šiek tiek prišnekėjom visko, ir apie vaikų pinigus, ir apie tą, ir apie šitą, o iš kur pinigai? 26. Galimi finansavimo šaltiniai programoje minimiems uždaviniams įgyvendinti. Tai 26.1. Lėšos skirtos perteklinės ginkluotės įsigijimui. Kaip sakiau, per pastarosius 2-3 metus pas mus išaugo, labai stipriai išaugo. Jeigu litais, tai ten vos ne po 500 milijardo litų kasmet mes didinam išlaidas ginkluotei, kuri mano supratimu neturės jokios, visiškai jokios naudos iš to nebus. Tai yra į balą išmesti pinigai ir tiek. 26.2. Čia reikės paaiškinti, skaitau. Įmokos iš sodros į privačius pensijų fondus tegu lieka sodroje, o į privačius pensijų fondus kiekvienas moka tiek, kiek nori asmeniškai. Šiandieną iš sodros išeina virš 100 milijonų eurų į privačius pensijų fondus, privaloma tvarka, ir tai yra maždaug toks sodros deficitas. Ir tam, kad mes šitą deficitą uždengtume, vyriausybė skolinasi, dengia va šitą skylę sodrai. Ir panašią sumą, kiek trūksta pensijoms, mes pervedam į privačius pensijų fondus. Kaip kurios valstybės atsisakė jau šitos praktikos, supratusios, žiūrėkit, kas bus. Mat, ko dažniausiai žmonės nesupranta, juk tie pinigai, kurie nukeliauja į pensijų fondus, jie yra Lietuvoje beveik visi skandinavų bankų rankose. Tie pinigai jų kažkur turi būti laikomi. Jie yra kažkur investuojami ir kad jie duotų naudą, tai jie turi nešti pelną, kuris padengtų infliaciją, padengtų darbuotojų atlyginimus, apskritai išlaikymą to pensijų fondo. O ten jie gerai savo moka, ar ne? Jų algos visiškai nepriklauso nuo to pensijų fondo grąžos. Ar jie gerai investavo, ar blogai, jų algos, mes jie mokam ir mokam, ar ne? Bet dabar kur visa problema? Vat šiandien, žiūrėkit, kur jie tos pinigus gali investuoti? Vertybiniai popieriai šiandieną yra minusiniai. Šiandieną jau didelė dalis vertybinių popierių yra parduodami su priemoka. Tu skolini valstybei pinigus ir ne valstybė tau už skolą moka, o tu valstybei mokai, kad tu galėtum iš jos pasiskolinti. Aš čia neturiu dabar laiko aiškiti, kodėl taip yra. Aš tiesiog sakau, kad ten yra minusinės palūkanos. Įmonių akcijos. Kadangi yra spausdinami tušti pinigai, tiek doleriai, tiek frankai, tiek jenos, tiek eurai, šitie pinigai visi pakliuvo į fondų biržas. Jie dirbtinai iškėlė įmonių akcijų kainas. Įmonių kapitalizacija šiandien yra visiškai neadekvati jų realiai veiklai. Jų pelnams, jų apyvartoms. Akcijų kainos yra iškeltos. Jūs šiandieną investuojat į akcijas, kurios ateityje greičiausiai žvėriškai smuks. Apie tai rašo galybė pasaulio analitikų. Ir visi laukia, jie nesako, kad žlugs ar nežlugs, jie tik klausia kada. Jie svarsto kada. Nekilnojamas turtas yra perkaitęs lygiai taip pat. Auksas yra dirbtinai laikomas, ten vėl atskira kalba. Šiandieną yra labai mažai instrumentų, kur jūs galit gauti grąžą investuotų pinigų, kad jie padengtų infliaciją ir atlyginimus. Kitaip sakant, aš noriu pasakyti, kad tie vadinami privatus pensijų fondai, ten po keliasdešimt metų, aš labai abejoju, kad bus kokia nauda iš viso šito. Ir čia ne tik aš vienas abejoju, pilna yra tokių žmonių. Taip, tie pensijų fondai, jų darbuotojai, tie skandinavų bankai iš to galbūt pelną gaus, bet patys žmonės labai abejoja. Bet kad nebūtų čia jokių problemų, tai prašaugi niekas nesako, jeigu žmogus nori taupyti ateičiai, tai tegu jis ir neša pats savo pinigus. Kiek nori, kiek gali, kaip jam išeina, bet kad nebūtų prievartos. Ir sodroje liks pinigai,
Ir nebereikės skolintis. Vat jums dar vienas labai toks stambus pinigų šaltinis. 26.3. Atsiradus galimybė, vat, pavyzdžiui, kai buvo Snoro ir Ūkio banko atveju, atkurt valstybinį komercinį banką, taip dalis bankinio pelno palūkanų liktų Lietuvoje. Šiandieną iš Lietuvos išeina apie 600 milijonų eurų vien tik palūkanų. Nu, ten litai skaičiuojam buvo virš 2 milijardų litų. Aš visi pradės litai skaičiuoti, man litais kažkaip paprasčiau. Taigi štai išeidavo virš 2 milijardų litų kasmet palūkanų. Ką tai reiškia 2 milijardai litų? Mes patys surenkam iš mokesčių, be ES pinigų, vat valstybė mūsų surenka iš mokesčių, apie 20 milijardų litų surinkdavo. Tai reiškia 10% išeina kaip palūkanos į Skandinaviją. Ir mes turėjom Snorą, nu jeigu jau ten dabar nesigilinkim, kaip ten su to Snoru buvo, bet jeigu jau valstybė perėmė į savo rankas, nu tai reikėjo ir laikyti. Ir per jį buvo galima kredituoti savivaldybės, kitokias operacijas daryti ir dalis va, tų palūkanų liktų Lietuvoje. O tai sakau, 10% mūsų visų pinigų išeina šiandieną į Skandinaviją palūkanų pavidalu. Dar antra tiek išeina va, tos ginkluotės pirkimai. Dar tokia suma išeina įmokos į ES biudžetą. Tai čia, nu tai ES biudžetas čia atskiras klausimas, kadangi mes įmokam, bet ir iš jų gaunam. Čia jau reikėtų atskirą buhalteriją vesti. Bet kai jūs skaičiuojat, kiek iš Briuselio gaunat ir kiek įmokam, tai jūs pridėkit ne tik įmokas iš biudžeto, bet va tą, už elektros pabrangimą, už muitų netekimą, už ten dar visokių dalykų. Kai viską sudėsit į krūvą, paaiškės, kad ten dar klausimas, kas kam primoka, bet galų gali ir tai 20 metais visi tie dalykai keisis, nieks nežino, kaip bus. Taip, kad kiekvienas tas pinigėlis mums turėtų būti brangus, o šiandieną mes va vien tik per palūkanas 10% išleidžiam. Pinigus taip pat kurtų darbo vietų kūrimas, va tai visą, ką mes kalbėjom pradžioj, turint omeny, kaip tą migraciją stabdyti, kad darbo trūksta ir darbo vietų kūrimas, tai kartu yra ir pinigų šaltinis. Jeigu jūs turit darbą, kažką gamina, tai iš to ir pinigai atsiranda. Jau dabar toks 26.5. Bankų ir prekybos tinklų apyvartos mokestis. Sekant Vengrijos ir Lenkijos pavyzdžiais. Kad jūs labai neišsigastumėt, kad negalvotumėt, kad mes čia kažkokie tai, suprantat, revoliucionieriai, mes užtat ir priminam. Mes tik tais parodom, ką daro šalis. Vat Lenkai finansuoja, jie moka 500 zlotų tos vaiko pinigus ir jos paima, uždėję apyvartą prekybos tinklams. Kur čia yra šuva pakastas? Užsienio prekybos tinklai ir bankai taip pat, jie padaro keletą operacijų kokiu nors ir, sakykime, padaro, kad apmokestinimas pelnas tai pačiai Lenkijai pasidaro labai mažas. Ir pelno gauna Lenkija labai nedaug, o visą tikrąjį pelną jie sumoka savo motininiai įmonei. Na, pavyzdžiui, ten Lenkijoje yra labai daug prancūziškų prekybos tinklų. Ir savo metu buvo tokia Samaubrona Lenkijoje, Leperas jos pirmininkas, tai jis visą laiką ten kartodavo, kad tie prancūzai Lenkus maždaug nuskriaudžia apie 5 milijardus zlotų. Turėtų sumokėti pelno mokesčio, bet jie, taip sakant, padaro visokias operacijas ir Lenkijoje ten sumoka kapeikas. Kadangi visi šitie dalykai yra sunkiai labai suvaldomi tos operacijos, tai žymiai lengviau yra imti, kad ir labai mažą mokestį, bet nuo apyvartos, nes apyvartą nepaslėpsi. Apyvartą, nu niekur nuo jos nepabėgsi. Tai dėl to ir įvedė Lenkai mokestį, jis yra nedidelis, bet nuo apyvartos. Ir tas pats yra su bankais. Užsienio bankai visada sugebės padaryti, kad mokesčio čia beveik nemokės mums. Kas ir Lietuvoje vyksta, ir Lenkijoje tas vyksta, ir Vengrijoje tas pats. O va štai apyvartos mokestis niekur nesidės. Tai štai yra va toks instrumentas naudojamas gauti papildomus finansavimo šaltinius. Na, kaip sakėme, energetikos sektoriui prioritetas ekonomikai, o ne politikai, nes politiniai sprendimai energetikos srityje labai brangiai kainuoja. Taip. Iš tikrųjų, mes jau šnekėjom.
per visą šitą politikavimą tokį, aš nežinau, kaimietiškas, kitaip jo nepavadinsiu, suprantu. Mes praradom kalnus pinigų ir prarandam toliau. Ir sprendžiant pagal viską, jeigu jūs vėl išrinksi tos pačius, tai ir toliau tas pats bus. Jie politikos, rinks visokius parašus, taip sakant. Ir ten, kur pinigai tiesiog eina į rankas, mes padarysim viską, kad jie pro mūsų rankas nueitų kažkur iš šono. O paskui verksim visi. Verksim, kad trūksta pinigų. Kaip jų netrūks? Pinigai neatsiranda iš tokių durnų poelgių, jie atsiranda iš gudrių poelgių, iš protingų poelgių. Iš racionalių poelgių atsiranda pinigai. O iš durnų poelgių pinigai bėga nuo tokių poelgių. Jie dingsta. Dar vienas, čia mes lėšų taupimas sujungiant savivaldybės, kuriuose ypač sumažėjo gyventojai. Iš tikrųjų, Lietuvoje gyventojai sumažėjo, o savivaldybėse klerkų išaugo ir tų savivaldybių skaičius toks pat. Ir aš žinodamas, ganai, kaip kurias savivaldybės labai iš arti, matau, kad tikrai būtų galima sujungti ir būtų galima sutaupyti ant atlyginimų fondo ir šiaip ant viso, ant mašinų ir panašiai. Taigi štai mes aptariam pagrindinės tokias lėšų, kur guli po ranka. Čia nereikia nieko, jokių stebuklų. Šitie šaltiniai pinigų yra tiesiog po ranka. Ir dabar jau pati pabaiga. Lietuvos liaudies partija supranta, kad ne visoms šioje programoje išsakytoms idėjoms ir pasiūlymams atėjo laikas. Vienu atveju esame atviri diskusijai, kitų rodome įvairiausių šalių pavyzdžius. Vienų ar kitų sumanimų įgyvendinimas visada ir visur priklauso nuo laikmečio aplinkybių. Tai štai išgirskit, kas čia yra pasakyta. Ir tai liečia visą, kas buvo pasakyta prieš tai, ir mes tuo sakom, kad be abejo, ne vienam iš teiginių išsakytų šitoje programoje neatėjo laikas, visuomenė yra nepasiruošusi šitam. Ir mes nestovėsim čia vidury gatvės ir nešauksim, kokie čia mes jūs visi blogi, kad nepriimat mūsų siūlymų. Bet mes tik jums pateikėm, kad mes matom, kokie yra instrumentai ir atėjus laikui galima ir juos panaudoti. O štai kitos partijos apsimeta, kad jų ir nėra, jums dar vienas skirtumas tarp mūsų ir kitų. Ir dabar net ir šitai, ką jūs taip ilgai, jau mažai turbūt kas ir be išklausėt, bet paklausysit dalimis. Ar daug jūs rasit šiandieną, kurie galėtų atsisėsti ir jums šitaip išpasakoti? O jūs esat pasiruošę balsuoti už žmonės, kurių jūs nieko apie juos nežinot. Arba jų programoje skamba žodžiai darna, tvari, tokie nieko nesakantis teiginiai. Ir štai pabaiga. Lietuvos liaudies partijos veiklos tikslas, kad ir po 100 metų mūsų būtų nors ne mažiau kaip dabar, kad vis dar turėtume valstybingumą, kad būtų ta pati etninė sudėtis ir kad tose pačiose žemėse skambėtų lietuvių kalba. Štai yra vardan ko visos mūsų pastangos. Ir pabaigai. Suprantat, jeigu jūs mus kritikuosit, tai aš jums atsakysiu taip. Jūs kartais kritikuojat ir taip aršiai, lyg mes būtume jums kažko skolingi. Juk jeigu netinka mūsų mąstymas, tai jūs ir nebalsuokit už mus. Bet mes visiškai nesam jums skolingi, suprantat? Mes tik išsakom savo požiūrį, savo matymą, kaip galima būtų tvarkyti reikalus. Netinka. Pasirinkimas yra. Balsuokit už kitus. O šiaip jau mes bandysim daryti dar tokias videokonferencijas, kur galima bus užduoti klausimus, arba tiesiogiai per Skype, arba raštu.
Tai tokių dar stengsimės padaryti, tada jūs galėsit patikslinti, galėsit suduoti klausimus, mes atsakinėsim, tai bus toks interaktyvus bendravimas. O šiam vakarui mes sakom, tie gausėja mūsų gretos, labanakt ir dėkui tiems, kurie dar su mumis yra šį vėlų metą.